Labas, nu žiūrėkit, specialiai jums nupirkau vėrinį, tikrai buvo gaila pinigų. Ant tokio šiaip svoris yra didelis, bet tas svoris tikrai ne akmens svoris. Tai pasižiūrėkite, čia buvo parduodama kaip turkio karoliai. Tai jeigu mes gerai įsižiūrėsime, gal aš jūsų nevarginsiu, aš tiesiog pasakysiu labai paprastai. Šis grožis buvo parduotas kaip turkio vėrinys. Toli gražu čia tikrai nėra turkis ir net juo nekvepia. Ir už tokį vėrinį, tokio dydžio, pažiūrėkit, vienas karoliukas, jūs sumokėtumėt, žinokit, sakyčiau, net ne vieną, galbūt 1000 arba 1000 eurų. Dėl to, kad dažniausiai toks turkis būna arba dažytas haulitas. Taip, aš čia dabar palaukit, po ranka. Va. Čia yra haulitas, apyrankė, ar ne? Tai va būna šitas grožis dažomas žydrai, ar ne? Dar labai panašus yra magnezitas arba tiesiog paprasti balti akmenys, belenkokie akmenys, žodžiu, nesvarbu, ne? Dažomi štai tokia spalva. Kai jūs perkate tą patį haulitą, ar ne, galbūt ten ir rožinį yra, ir kokią tik norit, tai jie, žinokit, labai lengvai padirba va štai šitas visas linijas, labai gražiai ir įtikinamai jas nupiešia. Yra įvairiausių ir technikų visą tai padaryti. Anksčiau pieždavo ranka, kur aš jums rodžiau, ale chrizokolos apyrankė, ar ne, kuri pas mane nusitrynė visas tas piešinys ir pasirodė, kad ten yra irgi piešta apyrankė, ar ne, nors sumokėjo Vilniaus centre 50 plus pinigų. Tai, žodžiu, didelė suma dar nereiškia, kad gaunate gyvą ir tikrą akmenį. Tai va, tai anksčiau va šitas visas linijas, spalvas ir atspalvius, pavyzdžiui, va, čia yra dabar ta tikroji chrizokola, aš buvau nusipirkusi prieš tai už 50 pinigų netikrą chrizokolą, ar ne? Tai va, kiekviena va štai šita linija, arba va šitie rudi dažai, ar ne, viskas buvo išpiešta, ta prasme, nežinau, ranka ar kaip, ar jie ten mirko tiesiog gabalais. Tai žodžiu, ir dažytų keramikų, ir jeigu tai yra citrinas, ar ne, tai va šitas mūsų gražuolis, ar ne, tai dažnai būna dažytas stiklas. Stiklas irgi turi svorį, ar ne. Tai jeigu dažytas stiklas, jūs pradėsite jį kaitinti, deginti ir jisai nesilydys, nes, kaip ir stiklas nesilydo, ar ne. Kaip ir pasakojau, ar ne. Tai va čia yra tas vienas dažniausiai padirbinėjimo akmenų. Taip pat va šitas akmuo yra labai dažnai padirbamas. Keliaujam gal į antrą dalį, ar ne?